Kodėl verta rinktis PRP? Viena pagrindinių plaukų slinkimo priežasčių yra galvos odos ląstelių atsinaujinimo stoka. Taigi PRP terapija yra puikus sprendimas, nes išskirdama įvairius augimo faktorius biologiškai stimuliuoja naujų ląstelių gamybą. Kaip atliekama procedūra? Prieš procedūrą, lygiai taip pat kaip atliekant kraujo tyrimus, yra paimamas nedidelis kiekis kraujo. Centrifugos pagalba injekcijoms naudojama kraujo plazma yra atskiriama nuo likusių kraujo elementų ir nedideliais kiekiais suleidžiama į skalpo odą. Injekcijos yra leidžiamos nedidelėme gylyje ir itin plona adata, todėl jaučiamas minimalus diskomfortas. Kiek procedūrų reikia atlikti? Standartiškai yra rekomenduojamas 3-4 procedūrų kursas. Procedūras atliekant kas 4-6 savaitės. Jau po pirmųjų procedūrų galėsite mėgautis rezultatu. Tikrai atkreipsite dėmesį, kad pagreitėjo plaukų augimas, plaukai atrodo sveikesni ir jų tankis padidėjo.